Sveiki visi, prisijungę prie šios 10 minučių jogos praktikos. Jeigu jūsų klubai jaučiasi įsitempę, ši praktika kaip tik jums. Sumažinsime susikaupusią įtampą ir leisime kūnui atsiverti. Pradėkime. Patogiai sugrįžiuokite kojas ir užmerkite akis. Su įkvėpimu švelniai ištiesinkite stuburą. Su iškvėpimu pradėkite lėtai eiti pirštų galiukais į priekį, leisdami kūnui natūraliai pasilenkti. Neskubėkite ir leiskite tik tiek, kiek šiandien jaučiasi malonu. Atpalaiduokite galvą, kaklą ir pečius. Leiskite kvėpavimui tapti lėtam ir ramiam. Su kiekvienu iškvėpimu pajuskite, kaip klubai po truputį atsipalaiduoja. Tiesiog kvėpuokite ir pajuskite atramą po savimi. Su kiekvienu iškvėpimu atsipalaiduokite dar šiek tiek labiau. Ir labai lėtai sugrįžkite į sėdimą padėtį. Pastatykite pėdas ant kilimėlio, maždaug per kilimėlio plotį, keliai lieka sulenkti, delnus padėkite už savęs arba šalia klubų. Giliai įkvėpkite ir iškvėpdami švelniai nuleiskite abu kelius į dešinę pusę. Įkvėpdami sugrįžkite į centrą ir iškvėpdami nuleiskite kelius į kairę pusę. Grąžinkite kelius į centrą ir dabar pereikite keturpėsčią padėtį. Delnai po pečiais, keliai po klubais. Ir pradėkite lėtai sukti klubus dideliais ratais. Leiskite judesiui būti laisvam ir minkštam. Ir po kelių ratų pakeiskite kryptį. Pamažu sulėtinkite judesį ir parieskite pėdų pirštus. Pakelkite klubus aukštyn ir pereikite į šuniuką žiūrintį žemyn. Įkvėpdami pakelkite dešinę koją aukštyn, sulenkite dešinį kelį ir kai būsite pasiruošę, perkelkite dešinį kelį į priekį ir pereikite į balandžio poziciją. Kairė koja lieka ištiesta už jūsų, įkvėpkite ir kilstelkite krūtinę. Iškvėpdami pamažu leiskite krūtiniai nusileisti link kilimėlio. Atraskite patogią padėtį ir galite užmerkti akis. Kvėpuokite lėtai ir ramiai. Labai dažnai klubuose kaupiasi ne tik fizinė įtampa, bet ir kasdieninis stresas. Su kiekvienu iškvėpimu įsivaizduokite, kad paleidžiate viską, kas šiandien jums nebetarnauja. Įtampa, nerimą ir nuovargį. Šią akimirką jums nieko nereikia daryti. Tiesiog būkite ir kvėpuokite.
Dabar labai lėtai pakilkite ir grįžkite į šuniuko poziciją žiūrinčią žemyn. Skirkite akimirką pastebėti, kuo skiriasi dešinė ir kairė kūno pusė. Dabar įkvėpdami pakelkite kairę koją aukštyn, sulenkite kairį kelį ir kai būsite pasiruošę, perkelkite jį į priekį ir pereikite į balandžio poziciją. Dešinė koja lieka ištiesta už jūsų. Įkvėpkite giliai ir kilstelkite krūtinę. Iškvėpdami pamažu nusileiskite žemyn. Pabūkite čia. Kvėpuokite. Ir pastebėkite, kur jaučiate stipriausią tempimą. Nieko neskubinkite ir leiskite kūnui atsipalaiduoti tiek, kiek jis šiandien pasiruošęs. Dabar labai lėtai pakilkite ir sugrįžkite į šuniuką žiūrintį žemyn. Labai lengvai lenkite vieną kelį ir kitą, pakaitomis spausdami vieną kulną ir paskui kitą. Galbūt sukite klubus į vieną pusę ir į kitą. Tuomet nuleiskite kelis kilimėlio, atsisėskite ant kulnų ir lėtai atsigulkite ant nugaros. Suglauskite pėdų padus, leiskite keliams laisvai atsiverti į šonus. Rankas padėkite ten, kur jums patogiausia. Galite jas palikti šalia kūno arba vieną ranką uždėti ant širdies, kitą ant pilvo. Švelniai užmerkite akis, giliai įkvėpkite per nosį ir lėtai iškvėpkite per burną. Leiskite visam kūnui atsipalaiduoti. Šią akimirką niekur nereikia skubėti. Nėra nieko, ką reikėtų padaryti. Tiesiog leiskite savo pabūti. Su kiekvienu įkvėpimu pripildykite kūną ramybės. Ir su kiekvienu iškvėpimu paleiskite likusią įtampą iš klubų. Leiskite savo būti tiesiog čia ir dabar. Ačiū, kad šiandien praktikavote kartu su manimi. Tikiuosi, kad dabar jūsų kūnas jaučiasi lengvesnis, o mintys ramesnės. Linkiu gražios likusios dienos. Namaste.